Sveikinu visus! Atskiriame vaizdo įraše jau išsamei išnagrinėjau VIP International rinkodaros planą, statusus, premijas, kvalifikacijas ir uždarbio galimybės. Todėl šiandien nesikartosiu. O šiame vaizdo įraše noriu trumpai papasakoti būtent apie pačią įmonę. Iš kur jie atsirado, kas už jos stovi, ką jį gamina, kokius rezultatus turi šiandien. Ir svarbiausia, kodėl aš asmeniškai manau, kad dabartinis momentas yra labai įdomus VIP International plėtrai tarptautinėje rinkoje. Ir pirmiausia, tai istorija ir įkūrėjas. VIP International tai turkų įmonė. Projekto istorija prasideda 2015 metais, o 2018 metais įmonė pradėjo aktyviai plėstis per tinklinės rinkodaros modelį. Tačiau pačios produkcijos istorija prasidėjo dar anksčiau. Įmonės įkūrėjas ponas Mesutas Angunas, ir man tai yra labai svarbus momentas. Jis nėra tiesiog tinklinės rinkodaros įmonės savininkas. Jo istorija tiesiogiai susijusi su produkcijos kūrimu ir gamyba. Tai reiškia, kad čia įmonės įkūrėjas yra kartu susijęs ir su produktu, ir su gamyba, ir tiesiogiai su paties verslo plėtra. Man po 17 metų tinklinėje rinkodaroje tai yra vienas rimčiausių pasirinkimo kriterijų. Man svarbu suprasti, kas stovi už įmonės, kas priima sprendimus ir kas atsako už patį produktą. Antra, sava nuosava gamyba ir produkcija. Ir iš čia antras svarbus momentas. Remiantis įmonės informacija, šiandien VIP International jau turi 4 nuosavas gamybos bazes. Ir dabar vystoma 5 gamybos bazė. Tai rimtas pranašumas. Kai įmonė turi savo nuosavą gamybą, ji gali kontroliuoti produkcijos kokybę, plėsti asortimentą, greičiau kurti naujus produktus ir reaguoti į rinkos poreikius. Ir VIP International produktų linija nuolat plečiasi. Šiandien čia pristatomos įvairios kryptys – vitaminai ir maisto papildai, transderminiai pleistrai, koloidiniai vandenys, kosmetika, šampūnai, muilas, asmens higienos priemonės, kava, arbata ir kiti produktai. Tai reiškia, kad įmonė nepriklauso nuo vieno kurio nors produkto. O tinkliniam verslui tai yra iš esmės svarbu, nes ilgalaikę prekių apyvartą kuria ne tik nauji partneriai, ją kuria nuolatiniai klientai ir pakartotinis produktų vartojimas. Kitas aspektas. Dabar pakalbėkime šiek tiek apie skaičius. Ir čia noriu pateikti vos kelis skaičius, kad neperkaučiau jūsų statistiką. Yra tarptautinis pramonės šaltinis Business for Home, kuris skelbia informaciją apie tiesioginio pardavimo įmones. Jo vertinimu VIP International nuėjo kelią maždaug nuo $2 milijonų metinės apyvartos 2020 metais iki $20 milijonų 2024 metais. 2025 metų vertinimas taip pat siekia apie $20 milijonų. Tai yra nuo $2 milijonų iki $20 milijonų. Man to jau pakanka, kad pamatyčiau tai, kas svarbiausia. Įmonė jau įrodė, kad sugeba augti ir kurti milijoninę prekių apyvartą. Tačiau čia kyla paradoksas. Pasauliniai tiesioginių pardavimų industrijai $20 milijonų vis dar yra palyginti nedidelis mastas. Būtent tai man labai patinka, nes aš neieškau milijardinės kompanijos, kurie jau 30-14 metų, kurie veikia visose šalyse ir kurioje pagrindinės rinkos jau senai sukurtos. Man įdomesnė situacija, kai įmonė jau įrodė savo verslo gyvybingumą, bet jos globalus augimas dar prieš akis. Kitas momentas. Kodėl dabar įdomios tarptautinės rinkos? Ir štai čia prasideda ko gero patys įdomiausi dalykai. Mūsų komandos duomenimis šiandien didelė dalis VIP International verslo yra sutelkta Kazachstane. Tam tikra prekių apyvarta yra Turkijoje ir Rusijoje. Tačiau jei pažvelgtume į kitas teritorijas, erdvė plėtrai yra tiesiog milžiniška. Rusijoje, atsižvelgiant į šios šalies mastą, VIP International rinka vis dar labai menkai įsisavinta. Uzbekistanas praktiškai laisva erdvė didelių struktūrų kūrimui. Kirgizija taip pat yra ankstyvoje vystymosi stadijoje. Ukraina praktiškai visiškai neįsisavinta kryptis. O dabar prie viso to prisideda dar ir Europa. Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Vokietija ir kitos šalys. Ir štai čia aš asmeniškai matau milžinišką potencialą.
Nes šiandien klausimas ne tik apie tai, kokią apyvartą VIP International daro dabar, o kur kas įdomesnis yra kitas klausimas. Kas statys šias rinkas ateinančius 5 metus? Kas suburs didelę komandą Lietuvoje? Kas užims pozicijas Lenkijoje? Kas sukurs didžiulę rinką vien Vokietijoje? Kas sukurs didelės struktūras Rusijoje, Uzbekistane, Kirgizijoje ir kitose šalise? Štai tai verslininkui yra kur kas įdomiau. Kitas aspektas tai 17 VIP prezidentų. Yra dar vienas skaičius. Remiantis vidinė įmonės informacija, šiandien maksimalų VIP prezidento statusą pasiekia 17 žmonių. Ir man šis skaičius įdomus iškart iš kelių pusių. Viena vertus jis rodo, kad maksimali kvalifikacija yra pasiekiama. Yra rekordas 14 dienų draugai. Yra žmonių, kurie jau nuėjo šį kelią, bet kita vertus jų kol kas yra tik 17. O dabar įsivaizduokite, kas nutiks, jei per ateinančius 50 metų įmonė kelis kartus padidins tarptautinę prekybos apyvartą. Kiek atsiras prezidentų, Royal prezidentų, VIP prezidentų, kiek atsiras naujų stambių tarptautinių lyderių? Tikslaus atsakymo šiandien nežino niekas. Ir aš specialiai nenoriu jums žadėti skaičių, kurių, žinoma, neįmanoma garantuoti. Tačiau verslo logika čia labai paprasta. Auga prekybos apyvarta, auga struktūros, atsiranda naujos lyderių pozicijos. Todėl man svarbu neatspėti būsimą skaičių. Man svarbu užimti poziciją iki šio potencialaus augimo. Kitas aspektas – mano vizija 5–10 metų. Aš paruošiau atskirą galimos VIP International vystymosi modelį. Iškart pabrėžiu, tai nėra oficiali įmonės prognozė ir nebūsimų pajamų garantija. Tai scenarius, kuris parodo, kas potencialiai gali vykti augant pasauliniai prekybos apyvartai. Šiandien mes kalbame maždaug apie $20 milijonų per metus. O kas nutiks, jei įmonė laikui bėgant pasieks $100 milijonų, 300, 500 milijonų, o kada nors ir $1 milijardo apyvartą? Tada mes jau kalbame apie visiškai kitokio masto tarptautinės struktūras. Ir teoriškai tai gali reikšti 10, potencialiai 100 tūkstančių naujų stambių lyderių atsiradimą įvairiose šalise. Ar bus būtent tai? Žinoma, niekas šiandien to garantuoti negali. Bet būtent todėl man įdomus įėjimo laikas būtent dabar. Noriu dalyvauti kuriant rinkas dar prieš joms tampant didelėmis. Ir paskutinis aspektas. Lapkričio mėnesį viską galima pamatyti savo akimis. Ir dabar dar vienas dalykas, kuris man ypač patinka. Nuo 2026 m. rugsėjo 5 iki 11 dienos Turkijoje vyks didelis tarptautinis renginys VIP International. Lyderių atostogos skirtos įmonės 5 metų jubiliejui. Renginys vyks Selectum Family Resort viešbučyje Sidėje. Planuojama, kad dalyvaus maždaug 500 ar daugiau lyderių iš įvairių šalių. O dabar įsivaizduokite atmosferą. 500 lyderių iš skirtingų šalių, įvairaus lygio lyderiai, žmonių istorijos, kurie čia jau pasiekė tūkstančius rezultatų. Labai daug dolerinių milijonierių. Bendravimas, poilsis, mokymasis, pažintis. Tačiau svarbiausia, kad dalyviai galės apsilankyti VIP International gamykloje Mersinė. Ne tiesiog pažiūrėti vaizdo įrašą, neišgirsti mano ar kitų lyderių pasakymą, o atvykti ir savo akimis pamatyti, kur gaminama įmonės produkcija. Man tai labai stiprus momentas, nes aš visada sakau, netikėkite pristatymais, tikrinkite. Na ir žinoma, paskutinis aspektas – kaip patekti į šį renginį. Lyderiams yra numatyta speciali kvalifikacija. Pagal paskelbtas įmonės sąlygas, partneriai turintys prezidento, Royal prezidento ir VIP prezidento kvalifikacijas, kurie vykdo karjeros planą bent 2 iš 3 mėnesių Liepą, Rugpjūtį, Rugsėjį, gauna kelionę iš įmonės. Tai reiškia, kad skrydis, apgyvendinimas ir dalyvavimas renginyje yra visiškai apmokami įmonės, tačiau yra ir antras variantas. Galima atvykti savo lėšomis. Jei viską planuosite iš anksto, orientacinė kelionės kaina vienam asmeniui gali siekti maždaug 1000 eurų. Skrydis į abi puses, savaitė apgyvendinimo, maitinimas, viskas įskaičiuota į šį 1000 eurų. Žinoma, tai tik orientacinė suma. Bilietų kaina priklausys nuo jūsų šalies, miesto ir momento, kada juos pirksite.
Tačiau iš tikrųjų, bet kuris žmogus rimtai svarstantis apie VIP International gali suplanuoti kelionę ir asmeniškai pamatyti įmonę iš vidaus. Ir aš manau, kad tai verta dešimčių, tiesiog šimtų pristatymų, kuriuos galite peržiūrėti YouTube. Ir paskutinis dalykas, kodėl pasirinkau VIP International. Ir dabar, jei viską apibendrinčiau keliais sakiniais, tampa aišku, kodėl po 17 metų tinklinės rinkodaros srityje pasirinkau būtent šį VIP International plėtros etapą. Įmonė turi istoriją, yra įkūrėjas, tiesiogiai susijęs su produktų kūrimu. Yra 4 nuosavos gamyklos ir vystoma 5. Yra nuolat plečiama produkto linija. Yra milijoninė apyvarta, kuri metais iš metų tik auga. Yra žmonių, kurie jau pasiekė maksimalias kvalifikacijas. Jų yra 17. Ir tuo pat metu daugybė tarptautinių rinkų vis dar yra praktiškai laisvos. Šis derinys man labai įdomus ir labai patinka. Nenoriu ateiti ten, kur jau viskas pastatyta. Man įdomu dalyvauti statant. Ir pabaigai, draugai. Todėl po šio vaizdo įrašo nesiūlau jums iškart priimti sprendimo. Priešingai, tyrinėkite, kaip aš 2 mėnesius tyrinėjau, bandžiau produktą, testavau, žiūrėjau rinkodarą, kaip veikia priskaičiavimai. Pažiūrėkite mano atskirą vaizdo įrašą apie rinkodaros planą. Pažiūrėkite produkciją, užduokite klausimus, suskaičiuokite skaičius. GPT jums į pagalbą. O jei norite viską pamatyti patys, važiuojame kartu su mumis nuo lapkričio 5 iki 11 dienos į Turkiją. Kartu aplankysime gamyklą, susipažinsime su įkūrėju ir jo šeima, pabendrausime su lyderiais iš įvairių šalių, pamatysime tarptautinę komandą ir kiekvienas po to galės padaryti savo paties išvadas. Nes man asmeniškai pagrindinis klausimas skamba ne taip, kur VIP International yra dabar, o taip, kur ši įmonė gali atsidurti po 5 metų ir kokią vietą šioje istorijoje užimsime mes. Iki susitikimo mūsų tarptautinėje komandoje.